Kalėdų senelio skambutis! Pum, labai smagu sugrįžti vėlgi pas jūs. Na ir dabar paskambinsiu dar vienam mūsų vaikui, šį kartą Tautvydui. Alio. Sveiki. Labas, Tautvydai. Labas. Ar žinai, kas tau skambina? Kalėdų senelė. Pažinai mane. Jau iš balso tono girdisi. Koks šaunuolis. Tai šiandien, žinok, skambinu, labai jau daug vaikučių apskambinau. Ir paskambinau tau, sakyk, kiek tau yra metų. 10. 10 metų, tai tu atspėsiu, visiems bandau atspėti dabar, žinok, ir tau bandysiu. Tu eini į 3 klasę. Ne, į 4. Į 4, šį kartą neatspėjau. Teisingai, 10 metų į 4, 9 prieš tai skambinau į 3. Truputėlį, žinok, man su matematika kartais prastoka. Na, bet beveik, tu man padėjai ir mes išsiaiškinom. Dabar taip, norėjau paklausti, kaip tau sekasi mokykloje. Mokykloje, labai gerai. Ant pasaulio pažinimo nelabai jau taip gerai, bet ant visų kitų pamokų tai gerai. Aha, tai tau pasaulio pažinimas sunkokai, ar ne? Jau. Gal kitais metais bus geriau, kaip tu manai? Gal. Aš kažkaip ir kitaip manau, jeigu labiau pasistengsi, gal ir bus gerai. O sakyk, ar turi kažkokį galbūt gyvūnėlį? Jau turiu šunį. Na ir koks tas šuo, ar veislinis kažkoks, ar tiesiog paprastas šuniukas? Paprastas. Paprastas, o kiek metų jau turi? Pagal, kaip pasakyti, tiesiog šuns metais ar... Nes aš taip nežinau, man niekada nesako. Aha, super. Taip, jis ten močiutės yra šuo, o kai aš metų ten jį sako. O koks vardas? Frycė. Kaip? Frycė. Koks įdomus vardas. Supratau. O sakyk, kaip tau sekasi sutarti su tėveliais? Ar klausai tėvelių? Jo. Klausai. Pusė jo, pusė ne. Tais tokių galbūt tokių nesusikalbėjimų, ar ne? Jo. Na, bet visai pasitaiko, bet šiaip esi geras vaikas turbūt, ar ne? Jo. Šaunuolis. O sakyk, ko norėtum, galbūt, kokios labiausiai norėtum, tai paklausiu, dovanėlės artėjančių kalėdų proga. Dabar jau čia reikės pagalvoti gan ilgai. Pagalvoti. Apie vieną tokį roboto įmo, bet tikrai nieks man neduos tokias dovanas. Ar kas nors man padovanotų tokį robotą, kur kainuoja 800 eurų? Kokie dideli norai. O tai kas ten per robotas, tu dabar man papasakok. Jisai ten turi 10 ten lietimo funkcijų, žodžiu, jisai turi jausmus, gali vaikščioti. Koks įdomus daiktas. Bet yra kitas robotas, ten kur kažkur apie 100 eurų. Tai kuo tas skiriasi, kur 100 eurų? Tai ten jisai turi 3 jausmo vietas, jisai turi lazerį, šautuvą ir tiesiog elgiasi kaip mažas vaikas. Ir negali vaikščioti. Kaip mažas vaikas, matai. Kai tai pakeli aukštai, tai jisai pradeda verkti. Man net juokinga, žinok, pasidarė kažkaip. Įdomu, man pačiam būtų, reiks pasidomėti. Gerai, kad ir pasakei. Tai tas robotas vadinasi Eilik. Kaip sakai? Eilik.
Gerai, aš užsirašau ir pasidomėsiu šitais robotais. Dar man, žinok, apie tokius robotus nei vienas vaikas nesakė. Tai va, aš pasižiūrėsiu, o dabar sakyk, gal kokį man pasakytum eilėraštuką? Aš gal, iš tikrųjų aš jau nelabai atsimenu kai kurių žodžių. O žinai tokį eilėraštuką, kur man visi vaikai sako, daug labai vaikų sako, ne visi, bet labai daug, eglutės karota. Ne, šito nežinau. Nežinai. Sakau, kad ne visi sako, o tai gal kokį posmelį trumpą nors? Posmelį, gerai. Dėk mama prie žvaigždės, dėk paukštį prie dangaus, o gal kas nors pridės teisybę prie žmogaus. Šaunuolis, Tautvydai, tai labai buvo smagu su tavim pabendrauti, sužinojau apie tos robotus. Na ką, sakyk, o man laiškelį kokį gal parašęs esi, nes labai daug laiškų, ieškau tavo nerandu. Dar ne. Ne. Tai aš dar, žinok, laukiu vaikų laiškų, gali dar spėti parašyti, bet šiaip jau tau paskambinau, tai labai buvo ir smagu su tavim pakalbėti. Tai gerų tau linksmų švenčių, Tautvydai. Ir tau. Ačiū, ate. Čia radijo stotis Tavo balsas. Likite su mumis.